Valdžios rūmų atskriejo griežtas ultimatumas Girstučio baseino bei vandens parko rekonstrukciją vykdančiai statybų bendroviai, nes akivaizdu, jog įmonė nesilaiko darbų grafiko ir nesuspės įgyvendinti duotų įsipareigojimų. Sporto kompleksas duris turėjo atverti šį rudenį, o dabar aiškėja, kad rekonstrukcija baigsis tik kitų metų pabaigoje. Girstučio sporto kompleksas su naujojo olimpiniu baseinu ir vandens pramogų parko duris lankytojams turėjo atverti šių metų rudenį. Deja, rekonstrukcijos pabaigos net nematyti, mat statybos darbus laimėjus konkursą už mažiausią kainą įsipareigojusi atlikti bendrovė Senojus neranda rangovų, nesilaiko numatytų darbų grafiko ir nesugeba įsisavinti skiriamų lėšų. Esą viso to priežastis atmestinai parengtas techninis projektas, kurį keliskart koreguojant augo ir statybų kaštai. Techninis projektas pakankamai senai darytas ir netitinka šios dienos reikalavimų, STR reikalavimų. Kita priežastis, kad atmestinai tas projektas yra padarytas. Pagal jį yra vykdytas viešųjų pirkimų konkursas. Deja, toks pasiaiškinimas užsakovų neįtikina, mat iš valstybės investicijos programos šiems metams skirta 6 milijono litų, o įsisavinta kiek daugiau nei milijonas. Akivaizdu, jog darbai juda nepatenkinamai, o situacija darosi grėsminga, kad projektų su šiuo rangovu nebus įgyvendintas. Trūkus kantrybė antradienį Senojaus atstovai buvo iškviesti į Kauno miesto savivaldybę. Vicemeras Stanislovas Buškevičius šiuo kartu nuolaidžiauti nelinkęs rekonstrukcijos vykdytojams paskelbė ultimatumą. Jeigu iš jų pusės bus problemų, mes tada kreipėmės į teismą dėl žalos išieškojimo. Čia yra mano pasiūlymas. Bet jeigu problemų bus iš mūsų biurokratų, tai tada mes spręsime šių žmonių atleidimo klausimą. Senojus turi parinkti kuo skubiau subrangovus, kurie vykdytų darbus ir kad galėtų jie įvykdyti sutartį rangos. Šiaip tai šiuo metu darbai vyksta labai lėtai ir mūsų netenkina darbų tempas. Senojus pasižadėjo, kad iki birželio vidurio atsiras daugiau subrangovų ir žmonių dirbančių objekte. Užsakovas artimiausiu metu įpareigotas parengti realų darbų grafiką, o savivaldybė kreipsis į Lietuvos verslo paramos agentūrą. Tačiau ar šis sutiks nenutraukti žadėto finansavimo, ar laiku neatlikus rekonstrukcijos neprireiks grąžinti jau investuotų milijonų, tuo tarpu neaišku. Kreipsimės į LVP su prašymu, pridėdami tą grafiką, ar jie sutiks pratęsti sutartį. Kokiam terminui sutiks, tai tik priklauso nuo jų. Rangovas siūloma terminą nukėlė 12 metam, lapkričio 30, kai girdėjom. Bet ar tai bus pritarta tokiam terminui, mes atsakyti negalim. Stringanti Girstučio sporto komplekso rekonstrukcija ir atidėliojami naujo olimpinius standartus atitinkančio baseino įrengimo darbai labiausiai liūdina šalies plaukikus. Kiti metai yra olimpiniai metai, tai mums baseino atidarimas yra gyvybiškai svarbus. Tačiau šiandien supratome, kad tikrai darbai nebus įvykdyti tada, kada yra numatyti ir mums vėl teks ieškoti sportininkam stovyklas organizuoti kažkur tai kitur ne Lietuvoje. Beveik 4 metus trunkanti Girstučio sporto komplekso rekonstrukcija kainuos apie 21 milijoną litų. Žaliakalnio mikrorajono